Ar įmanoma metant svorį išlaikyti stangrę ir gyvybingą odą, ypač labiausiai pastebimose vietose? Pasirodo įmanoma. Pirmoji taisyklė – svorį meskite lėtai, kad oda suspėtų prisitaikyti prie besikeičiančių formų. Antroji, labai svarbi taisyklė – padėkite jai. Ypatingai veido odai, kuri pirmiausia ir išduoda bet kokius organizme vykstančius pokyčius. Metant svorį svarbu stimuliuoti odą. Stimuliuoti odą, priversti, kad jinai dirbtų, kad neapsnūstų, kad gamintųsi joje pakankamas kiekis tam tikrų medžiagų. Medžiagų, kurios ir yra atsakingos už sveikos ir elastingos odos išsaugojimą. Žinoma, jei svorį meta jauna mergina ar vaikinas, problemų dėl suglebusios odos ko gero ir išvengs. Tuo tarpu jau perkopus 30, teks labiau pasistengti, siekiant, kad oda ir lieknėjant išsaugotų gyvybingumą bei elastingumą. Kada moteris meta svorį būdama maždaug 35 metų, tarkime, tai prasideda pirmieji senėjimo požymiai, tada kosmetikos priemonės turėtų būti nukreiptos ta linkme, kad išsaugoti odos glotnumą, elastingumą ir drėgmę. Čia mums į pagalbą ateitų linija, nauja linija, tai su kamieninėm ląstelėm. Kamieninės ląstelės yra augalinės kilmės ir yra manoma, kad jos pratęsia mūsų kamieninių ląstelių ilgamžiškumą arba prailgina mūsų ląstelių gyvavimo ciklus. Tai yra sustiprina mūsų ląstelių apsaugos funkcijas, skatina ląstelių regeneraciją. Tai ypač svarbu, kada pradeda atsirasti pirmieji senėjimo požymiai. Tokią odą reikalinga stimuliuoti, o stimuliacija pasireikštų tuo, kad odai reikia pateikti biologiškai aktyvių medžiagų molekulės neišbaigtas, kad pati oda, kad mūsų ląstelės galėtų užbaigti tą molekulę. Tai čia būtų toks kaip ir stimuliuojamosios procedūros poveikis. Taigi yra labai svarbu, kad ląstelė atsakinga, tarkim, fibroblastas atsakingas yra už hialurono rūgšties gamybą. Visos moterys žino, kad hialurono rūgštis šiai dienai yra labai aktuali. Esant mažesniam kiekiui, oda praranda elastingumą ir tvirtumą. Taigi, tos ląstelės, kurios yra atsakingos už tam tikrą veiklą, kad jų gyvybinės galios būtų tvirtos. Pasak kosmetologės, šiame amžiaus tarpsnyje veido priežiūros priemonių tikslas ir yra padėti odai dirbti, kol ji tai daryti dar pajėgi. Mat sulaukus brandaus amžiaus, kuomet sumažėja hormonų kiekis, vyksta įvairūs struktūriniai pokyčiai, odos priežiūra reikalaus daugiau pastangų. Kosmetika padėtų su flavonoidu, kuris yra naujoje kosmetikos linijoje. Tai yra baltymas artimas mūsų estrogenui, kuris yra labai svarbus mūsų odos išvaizdai. Brandžioje odoje, brandžiame amžiuje išryškėja gravitacinės raukšlės, išryškėja mimikos raukšlės, tačiau čia į pagalbą mums ateina ir agresyvesnės procedūros, tai būtent jau mes odai galime pateikti išbaigtą produktą, tai padėti, ko oda nebesugeba pagaminti. Kad ir kaip būtų gaila, bet odoje vyksta ir histologiniai pakeitimai, kurių mes paveikti negalime. Taigi čia mums į pagalbą ateina būtent injekciniai preparatai, kur hialurono rūgšties preparatą mes galime suleisti ir oda atrodys žymiai jaunesnė ir švytinti. Šiuolaikinės technologijos kosmetologijoje išties daro stebuklus. Kaip tvirtina daug metų šioje srityje dirbanti Remigija Sušinskienė, šiais laikais savimi besirūpinančios moters amžių tikrai sunku nuspėti, nes yra begalė priemonių, kurių dėka galima tiesiog sustabdyti laiką. Viena jų – profesionalios kosmetikos linija iš Izraelio, apie kurią kalbėjome šiandien. Šiai produkcijai farmacijos gamykloje Izraelyje taikomi tokie pat aukšti reikalavimai kaip ir vaistams. Visi produktai yra sukurti pagal įvairių tipų odos poreikius. Produkcija yra nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į naujausius mokslinius tyrimus ir pasiekimus išnaudojant avangardinės formulės. Gaminių sudėtyje nėra parabenų, o siekiant efektyvių rezultatų, kosmetologijos kabinete pradėtą darbą galėsite tęsti namuose. Tam yra sukurta speciali odos priežiūros priemonių linija. Pasinaudokite tuo, kas yra sukurta jūsų grožio ir jaunystės išsaugojimui.